Labas visiems, čia yra bioharmonizacija, Dovydas Lukšas, holistinio sveikatingumo specialistas ir šiandien noriu pakalbėti apie naują ciklą pagal kinietišką kalendorių, tai yra 2024 metų žaliojo medinio drakono metai. Tai apie ką principę šiandien kalbėsiu, tai yra taoizmo filosofijos, netgi 5 elementų filosofijos požiūris į kokia energetika vyrauja šiais metais, ko galima netgi tikėtis, na ir palyginti galbūt iš esmės kai kuriuos dalykus su senesniais laikotarpiais. Kokie konkrečiai tie pokyčiai bus, tai nieko nelaukiam, varom iš karto. Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kad drakonas vakarų civilizacijoje tai yra suprantamas kaip kažkokios tai blogio simbolis ar panašiai. Pavyzdžiui, sako, riteris turi eiti nugalėti drakoną, turi eiti išsaugoti princesę. Reiškia, drakonas yra kažkokia tais tamsos galia, kuri turi būti įveikta, nugalėta. Negi galima pavadinti kaip tas vidinis šešėlis arba kažkas tokio, kuris turi būti pereitas. Tačiau tai yra tik tais viena, sakykime, to yin-yango dalis, tai yra vakarietiškas mąstymas ir jisai toks. Tačiau rytietiškas mąstymas ir daoizmo filosofija, apskritai rytų regionas drakoną laiko galios, apsaugos, sėkmės, tokios pilnatvės simboliu ir tai yra labai, galima pavadinti, sėkmingas totemas, sėkmingas gyvūnas. Žmonės ten džiaugiasi, pavyzdžiui, gaudami vadinamą tą drakono palaiminimą. Tai turėkime pirmiausia omeny, kad yra dvi tos medalio pusės ir dabar judam toliau. Tai apskritai, drakonas šitoj filosofijai rytų supratime tai yra skirtingų stichijų netgi valdovas. Jisai yra visų 5 stichijų valdovas. Tai galim sakyti, ant pačio drakono jis yra išsidėšiusios tos skirtingos stichijos. Tai jeigu kažkas esat matę ir reiškia žemė, ir oras, ir ugnis, ir vanduo. Ir pagal rytų filosofiją drakonas jisai gebėdavo laiką ir erdvę tarsi kirsti taip, kaip jam eina. Jisai toksai aptakus, jisai dinamiškas, jisai gali būti tarp dangaus ir tarp žemės. Tai yra gyvūnas, mistinis gyvūnas, kuris apskritai asocijuojasi su didžiulė galia, su mistikos tokiu elementu, su lyderystė, su apsauga ir su rezultatais. Tai kai drakonas yra ramus, kai jisai tylus, jisai kaupiasi. Bet kai drakonas pradeda veikti, drakonas sukuria didžiulius dalykus fizinėje plotmėje. Tai kažką jau iš to gal net ir galit pasimti šiems metams, vien iš to tokio archetipo analizės, kaip drakono, kaip simbolio. O dabar, kalbant apie 5 elementus, tai yra šita filosofija mano vaizdo įrašų kanale, šitam galite rasti apie kiekvieną elementą atskirai. Tai yra medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Čia yra pagal tradicinę kinų mediciną, daoizmą, feng shui, šitie dalykai yra kombinuojami. Ir konkrečiai dabar pakalbėsiu apie kiekvieną iš tų elementų šito video sekoje, tačiau labai svarbus dalykas yra, kad apskritai žinotume, kokiam cikle esam. Tai pagal 5 elementų sistemą nuo 2020 metų, kai prasidėjo sveikatos fejerverkai tie visi, tas orkestras, tada prasidėjo ir ugnies laikotarpis. Tai ugnies energetika, jinai yra karšta, jinai yra staigi. Jinai yra tokia alchemiška, tai per ugnį transformacija vyksta, per tą kaitrą, per intensyvumą. Ir netgi, pavyzdžiui, tokiom metaforom pakalbant, kardas per kaitrą pasigamina pilnai.
deimantas per didžiausią krūvį tampa tvirčiausias akmuo pasaulyje. Tai ugnies energetika apskritai jinai yra aktyvi, jinai yra orientuota į veiksmą, į pokyčius, į transformaciją. Ir tą gal jau net pavyzdžiui ir pajautėt, kad kažkokie energetiniai pojūčiai tame laikotarpyje intensyviau pradėjo veikti. Tai čia yra ugnies energetika. Ugnies elementas kaip žmogaus simbolis, tai yra charizmatiškas, energingas, užsidegęs žmogus, kuris eina iškart nuo idėjos prie veiksmo, iškart prie veiksmo. Jisai daug ten nesvarsto, negalvoja, tai yra veiksmo energija, tai yra tokio atsidavimo, tai yra širdies, tokio meilės pačiam procesui, 100% susitelkimo į tą energiją. Ir žinoma, tokia energija labai pritraukia žmonės, pavyzdžiui, charizmatiški lyderiai pritraukia žmonės nuo to, kokie jie užsidegę savo kažkokia tais veikla. Tai čia ugnies elementas. Ir jisai taip pat bus aktyvus va šitais 2024 metais. Tai yra veiksmo energija. Labai svarbu šiais metais neperdegti. Tai yra siekiant savo tikslų ir materializuoti idėjas ir svajonės į realybę, kas šiais metais labai stipri tam energetika bus, kaip svarbu neperdegti, kaip reikia išlaikyti ašį, išlaikyti balansą. Toliau einam prie medinis drakonas. Ką tai reiškia? Dabar čia yra du dalykai, du jau elementai tame. Nes iš 12 gyvūnų, šitoj kinų sistemoje, yra drakonas priskiriamas žemės elementui. Tai nors ir kalbėjom, kad drakonas jis toksai dinamiškas, jisai gali šiaip skirstomas ir prie vandens stichijos, ir prie žemės, ir prie oro, ir taip toliau. Drakonas yra dinamiškas, tačiau pagrindinė jo stichija pagal šią sistemą yra žemės stichija. Tai žemė iš geros pusės, jeigu paėmus, abi žodžiu, tas yin-yango pusės, ne? Žemė yra realistiška, žemė yra praktiška, žemė vertina grožį, komfortą, žemėj sekasi ir žemė gali sukurti materialinę gerovę lengvai. Žemės elementas, kaip žmogus, tęsiant toliau, tai yra taip pat labai empatiškas žmogus. Labai dažnai šitie žmonės turi daug gydomųjų galių. O paėmus iš blogesnės tokios pusės, tai yra lėtumas. Tai yra toksai lėtumas, konkrečiai paimant pokyčiams. Lėtumas priimti veiksmą, priimti sprendimą. Kažkoks toks barjeras veiksmui. Labai yra truputį skirtinga nuo ugnies elemento, kad žemėje reikia laiko, tai biškiai įsivažiuoti. Bet kai žemė pradeda darbą, padarys iki galo. Tačiau tas šiuo laikotarpiu yra šioks toks čia ir sunkumas. Gal kad gali būti išorėje, kad spaus ta ugnis priimti pokyčius greitai, bet kažkiek bus tokio pasipriešinimo. Ir tą labai reikia išjausti, kada šiais metais reiktų palaukti kažko, kada pajausit, pavyzdžiui, per širdį, atsakymas tokį sprendimą daryti ir padarot. Bet kartais tie sprendimai greitai turės būti priimti. Tai tas žemės ir ugnies dabar tas žaidimas, jisai bus įdomus ir jūs turit išjausti, kada kaip pasielgti. Taip pat, kas liečia žemę, tai reiškia emocijos, tai yra pergalvojimas ilgai, o ugnies energija yra širdies, tai yra pojūčio energija. Tai reikia subalansuoti tą, kiek yra energijos siunčiama į smegenis, į protą, į visą tą pastovų analizavimą ir kiek yra siunčiama į tokį širdies giluminį žinojimą, tiesiog pajautimą per savo tą vidinę ugnelę, per savo esybę. Ir tada, kas liečia organus, žemės elemento organai, tai yra skrandis ir blužnis.
Tai siūlyčiau šitos organus, nes skrandis tai yra už žarnynas, reiškia apskritai maistinių medžiagų pasisavinimas skrandyje. Tai yra išskiriama skrandžio rūgštis, baltymai skaidomi į amino rūgštis, prasideda iš esmės virškinimas. O blužnis tai yra reiškia ir limfinės sistemos organos, ir kraują filtruoja. Tai irgi labai svarbus labai organas. Ir ką jums čia reikia daryti, taip pat pasistengti maitintis ir gyventi darnoje, kad šitiems organams gerai būtų. Tai jeigu tas aktualu, Facebook'e, taip pat svetainėje mano maistas yra vaistas, galite paskaityti apie kiekvieną organą, apie mitybą ir taip toliau. Tai va, toliau dabar imkime, tai drakonas yra žemė, o dabar medinis drakonas, ką tas reiškia? Medinis drakonas tai yra iš esmės medžio stichija, apie ką jinai yra. Medžio stichija tai yra apie viziją. Tai ką aš darau va čia ir dabar, bet kaip tai siejasi su ilgesne vizija. Kas įvyks nuo mano daromų veiksmų po pusės metų. Kai kuriems žmonėms tokia energija yra, toks mąstymas netgi yra svetimas, o kiti nemėgsta dirbti, neturėdami prasmės. Bet šiais metais ta energija, ta sustiprėja. Reiškia, gal net ir pajautėt, kad toks atėjo išsigryninimo truputį laikotarpis, kas aš esu, arba medžio šaknis, kas aš esu, kokia mano prigimtis ir dėl ko aš augu, dėl ko mano šakos plečiasi. Ir tada ir ta vizija įsipaišo, reiškia, dėl ko aš darau, dėl kur aš įpučiu tos energijos ir savo laiko, koks yra galutinis rezultatas. Va čia yra medžio tokia stichija, tai tas net ir gyvybės medis, va kaip sako Karlas Jungas, kad gyvybės medžiui pasiekti dangų su šakom, jo šaknis turėjo eiti į gilę, į žemę, į pragarą, netgi sako, kad turėjo eiti į abi pusės, kad turėtų pilną tą vaizdą, arba jeigu kaip įsivaizduojam tą pilną yin-yangą, kuriame yra tiek balto, tiek juodo. Tai vizija, jinai turi tai būti galutinis rezultatas visko. Ir taip pat jinai turi būti labai išgryninta. Pats medis yra apie struktūrą ir discipliną. Taip pat, kas liečia labiau vizijos dalykus. Reiškia, kokios, labai aktualus klausimas šiais metais, kokios struktūros ir kokios sistemos turi būti įvestos, kad ta vizija, ką jūs matot, o aš ten vasarą jau taip gerai gyvensiu, ten tą padarysiu, tą tikslą, ta svajonė bus materializuota, tas padaryta. Ir čia yra idėjų pasaulis, bet tada sugrįžti į tas šaknis ir iš labiau tokios fundamentinės, iš tokios pamatinės pozicijos, kas turi būti padaryta, kad tai taptų realybė. Tai vat medžio stichija, medinis drakonas, sakykime, šitą labai iškelia ir tas bus labai svarbu šiais metais. Apskritai medis kaip stichija, kaip medžio elementas daoizme, tai žmonės, tai yra nuoširdus žmonės, tai yra struktūruoti, disciplinuoti, mėgstantis keliauti, mėgstantis nuotykius, mėgstantis dinamiką. Nes nors ir medis, galima būtų sakyti, kad tai yra žemės elementas, galbūt žmonės galvotų, kad šaknis žemėj, bet iš tikrųjų medis yra priskiriamas labiau kaip oro stichijai. Tai yra atskira šiaip stichija medis, bet priskiriama oro elementui taip pat. Nes jeigu įsivaizduoja medis, jisai jungia dangų ir žemę į vienį, o jo šakos medis jau juda pagal vėją, pagal orą ir jisai ganėtinai lankstus yra. Taip pat medis mėgsta matyti visumą, tai čia kai kalbėjau apie tą yin-yangą, tą bendrą visuminį, holistinį, tokį labiau mąstymą, tai čia yra irgi medžio elementas. O organai tai yra, kepenys ir tulžies pūslė.
Tai yra detoksifikacija, organizmo apsivalymo procesai. Ir yra taip pat ir virškinimas, medžiagų įsisavinimas, filtravimas, taip pat ir paskirstimas po kūną. Taip pat kepenys, tulžies pūslė, riebalų virškinimas labai svarbu. Tai jeigu vėl aktualu specifiškai mityba organams ir panašiai, Facebook'e maistas yra vaistas ir dabar jau svetainėje naujai išleistoj po truputį keliu. Tai va, čia yra medžio elementas. Beje, pas mane yra dominuojantis medis ir žemės stichijos. Tai jeigu kažkam beje būtų aktualu pasidaryti asmeninę 5 elementų analizę, sužinoti, koks jūsų yra dominuojantis elementas, kaip tos stichijos pasiskiršiusios, parašykite elektroninį laišką bioharmonizacija@gmail.com, taip kaip šitas kanalas užvadintas. bioharmonizacija@gmail.com. Darau šias konsultacijas asmeniškai. Ir tada šokam dabar toliau prie kitų stichijų. Tai reiškia medis, žemė ir ugnis. Labai aktyvios, labai tokios strategiškos, racionalios, praktiškos energijos. Tačiau reikia neužmiršti, yra dar 2 elementai. Yra metalas ir yra vanduo. Tai šokam dabar prie jų abiejų. Pradėkim nuo metalo. Metalas yra apskritai organizacijos ir efektyvumo tipo žmogus. Ir stichija. Jeigu įsivaizduojam jėgos zoną, tai yra kalnai. Tai jeigu, nes kalnuose lipam, kylam aukštyn ir viskas taip išsigrynina. Kaip reikia lipti į kalną, kad pasiektum viršūnę ir kaip sakant, nesusinaikintum, kad išliktum stiprus, kad atsilaikytum prieš stichijas, nes nėra kalnuose taip lengva, nėra kaip ten kažkokiam gėlių parke tiesiog atsipalaiduoti, į kalną lipti yra kas veikti. Lipimas į kalnus labai išgrynina. Taip ir metalo elemento žmonės, jie yra tokie tiesmuki, jie tiesiai šviesiai, per daug ten į emocijas nelenda, jie pasako kaip yra, pasako kas yra blogai ir kas turi būti patobinta, nes jiems tas toks tobulumas yra svarbu. Kaip šalį paimti yra Japonija, metalo elementas. Gal dabar truputį aiškiau. Bet šitos energijos šiais metais nėra tiek daug. Tai ką reiškia, mes patys turim tą pakelti. Jeigu ugnis, medis ir sakykime, žemė skatina tą tokį praktinį darbą, strategiją, sistemas ir tą veiksmą, viską materializuoti, metalas sakys, kaip visą tą padaryti, kuo labiau sistemingiau, kuo labiau organizuotai. Tai turit kartais atsitraukti nuo to, ką darote ir periodiškas refleksijas padaryti. Ar galima tą padaryti protingiau? Tai va, čia yra metalo stichija ir metalo klausimas. Kaip tai padaryti produktyviau? Kaip sutaupyti energijos ir vis tiek pasiekti savo tikslus? Toliau. Vandens elementas. Vandens stichija visiškai kitokia iš esmės nuo to, kas vyrauja šiais metais. Tai pagal 5 elementų sistemą, tai kaip minėjau, veiksmas, produktyvumas, strategijos sistemos, racionalus toksai pasaulis ir labiau fizinis, tai reiškia racionalaus idėjų pasaulio, vertimas į fizinį pasaulį. Ir tada paėmus vandens stichiją, tai vandens stichija jinai yra labai aptaki, jinai yra tokia gebanti prisitaikyti. Vanduo gali būti ir garai, vanduo gali būti ir kieta forma, ledas, vanduo gali būti ir tekantis, tiesiog vanduo. Tai reiškia, tai kaip žmonės, tai yra labai prisitaikantis prie aplinkos pokyčių. Ir tai yra jų stiprybė. Bet kas yra dar labai svarbu apskritai apie tiek vandens elemento žmonės, tiek vandens stichiją, kurios yra šiek tiek stygius šiais metais, tai yra dvasinio prado energija, tai yra prasmės, tai yra savo, reiškia, sielos ryšio su aukštesnė jėga, su ar Dievu, ar su visata, ar kaip jūs
kaip jūs tai asmeniškai jaučiate. Ir tai yra tai, kas maitina sielą. Tai yra taip pat intuicija, tai yra kūryba, tai yra toksai gelmė. Tai nuo medžio, pavyzdžiui, skiriasi, kad ne tai, kad kokia čia yra vizija toliau, kad paversti kažkokius dalykus į tokį fizinę tą plotmę. O vandeniui to nereikia. Vanduo jisai gali tam tokiam ezoteriniam, mistiniam pasauliu gyventi. Nežinau, kaip yra, bet įdomu nagrinėti. Ir šitie žmonės būna dažnai ir atsiskyrę truputį, ir pats tas elementas toks traukiantis truputį į tokią nežinę. Kiek daug yra, ko nežinau, kiek daug reikia dar sužinoti, ir tas traukia, ir tas padeda netgi išsigryninti, kas esi tu iš pačios tos jau prigimties. Taip pat vandens elementas, kaip sakiau, yra apie aptakumą ir kūrybą. Tai šiais metais bus labai daug pokyčių, bus situacijų, kažkokių siurprizų, kur reikia greit prisitaikyti. Tai tas toks aptakumas ir gebėjimas prisitaikyti šiais metais labai svarbi, reiškia, zona. Tai ir imant taip pat savo projektus, savo tikslus ir taip toliau. Ką reikia galbūt kažkaip tais pakeisti, modifikuoti ir kokia viso to gilesnė prasmė, tai vandens stichija padės tą taip truputį sušvelninti visą tą procesą. Tai jeigu turite galimybės pabūti arčiau, kaip jėgos zona, arčiau vandens telkinių, upių, ežerų, jūrų, būtinai apsilankykite, atsipalaiduokite, truputį leiskite taip kūnui, širdžiai, sielai truputį lengviau tiesiog rasti tą tokią tėkmę. Kaip ir vandens elemento žmonės, jie tokie aptakus, jiems viskas yra gerai, kaip tas tekėjimas vyksta, jiems gerai, jie vis tiek prisitaikins, jie išlaikys savo vidinę ramybę. Tai kas liečia organus, vandens stichijos organai, tai yra inkstai ir šlapimo pūslė. Tai čia labai svarbus vaisių, daržovių valgymas, kokybiško vandens gėrimas ir panašiai. Ir kaip sakiau, jeigu galit pabūti prie vandens zonų, labai sustiprins šitą visą procesą šių metų, visą tą energetiką subalansuos žaliojo medinio drakono metams. Tai ir tada principe jau matosi tas toks visų tų 5 elementų žaismas. Tai yra medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Tai tikiuosi, kad šis įrašas buvo naudingas, kad truputį dabar suprantate daugiau apie tą elementų dinamiką. Uždaviau šiek tiek ir klausimų, ką galima savęs paklausti, kaip subalansuoti visą tai ir kaip rasti tą aptakumą, kaip energiją protingai įdėti, ką reikia, kokią viziją pasidaryti ir kaip tas drakonas įvaldyti visus tuos 5 elementus ir harmoniją, kurti harmoningai. Tai čia yra mano palinkėjimas jums šiais metais. Ir jeigu patiko įrašas, būtinai paspauskite like, paspauskite prenumeruoti, varpelį uždėkite ir gausite naujausius įrašus. Tai linkiu galingų žaliojo medinio drakono metų, kad viskas pavyktų ir stebėkite kanalą. Čia buvo Dovydas Lukšas, holistinio sveikatingumo specialistas, bioharmonizacija ir iki.